Užeikit. Labadiena, aš dėl darbo. Prašom sėstis. Tai ar visur suspėjate? Atleiskit? Na, juk žinote, šiais laikais toks greitas gyvenimo tempas, visi visur skuba, lekia, plėšosi. Tikriausiai jūs dėl šito. Iš tikrųjų, tai žinokite, esu labai punktualus žmogus ir kadangi jūs siūlote darbą prie kompiuterio, manau tikrai viską kuo puikiausiai suspėčiau. Ai, na taip, tikra tiesa, tai mes jums greitų metų paskambinsim. Labadiena, mano vardas Saulė. Sveiki, Petras. Taip, esate tikrai gerai užsirekomendavusi. Kaip suprantu, darbo nebijote. Tikrai ne. O kaip šeiminė padėtis? Ar turite draugą, gal vyrą? Na, ne visai tai, bet panašiai. Draugę turiu. Draugė. Aš irgi labai daug draugų turiu visokių ir mes jums paskambinsim. Mes jums paskambinsim. Labadiena, aš Antanas. Oho, esate tikras ekspertas? Na taip, visą savo gyvenimą tai dirbau. Žinote, čia tik tarp mūsų šnekant, bet šiandien visą dieną eina kažkokie neaiškus ir tikisi, kad darbą gaus. Ne velnio. Užtat kaip džiaugiuosi, kad jūs sutikau. O kas čia? Jūs kalėjate? Sveiki, jūs skambinate Antanui. Mane šiuo metu nėra namie. Taigi galite palikti žinutę. Antanai, jums Petras iš įmonės skambina. Atleiskit, kad tą dieną buvau šiek tiek nekorektiškas. Tik dabar supratau, kad ieškau ne meilužės, o darbininko. Jūs gaunate darbą.